šią knygą skaičiau rusų kalba, kai jinai išėjo tik tai. Kadangi pas mane didžiulė kolekcija apie kosmonautiką yra, tai to labiau apie visus lietuvius kosmonautus. 3. Turiu didžiulę kolekciją pašto vokų, ženklų, atviručių ir jų biografijas. Nekartą muziejuje buvo rodoma? Taip buvo rodoma. Kas liečia Kuraitį? Kuraitis nešiojo lietuvišką pavardę iki mokyklos baigimo, iki 10 klasės. Baigęs mokyklą, jisai pakeitė pavardę ir paėmė mamos pavardę. Kadangi tėtis buvo areštuotas už antitarybinę propagandą, po Kirovo nužudymo Maskvoje daugumas lietuvių buvo areštuoti. Taip kaip antitarybiniai veikėjai. Jisai nieko nepadarė. Jisai iš pradžių gavo 5 metus tik tai ir paskiau jisai buvo ištremtas ilgesniam laikui. Ir baigus mokyklą, kad jam netrukdytų mokytis toliau, jisai pakeitė pavardę. Tėčiui grįžus, šeimos jau buvo įsiskyrusios, tėtis sukūrė kitą šeimą, mama sukūrė kitą šeimą. Nors abudu profesoriai buvo, dirbo labai panašų darbą. Ir įdomus faktas tas, kad tais laikais ypatingai skrendant į kosmosą, dirbant tokį darbą, saugumas labai gerai išanalizuodavo padėtį. Ir išanalizavus padėtį, aišku, saugumas žinojo, kad jo tėtis buvo antitarybinis veikėjas. Tuo labiau, kada jisai pirmą kartą skrydo į kosmosą, lietuvių žurnalistas Vaintraubas parašė vakarinėse naujienose, kad lietuvis kosmose. Bet staigiai jisai buvo nutildytas ir liepė neminėti pavardės jo daugiau Lietuvoje. Aš tą straipsnį taip pat iš to laikraščio turiu. Ten įdomus buvo straipsnelis. Ir likimo tokia ironija. Koroliovas taip pat buvo nuteistas. Kaip nekeista iš pavydėjimo, rusų kosmonautikos tėvas Koroliovas, kuris kūrė visas raketas, taip pat buvo nuteistas. Ir jo dėka Kuraitis buvo priimtas į Koroliovo biurą po karo. Priimtas į Koroliovo biurą, kuriant kosminius laivus. Tai pirmas kosmonautas, ne lakūnas, o inžinierius, kosminių laivų kūrėjas, kuris pabuvojo 3 kartus kosmose. Ir jo tikslas buvo sukurti kosminę stotį. Už tai buvo kosminių laivų susijungimas, pirmas skrydis buvo labai sėkmingas, kiti skrydžiai pavedė techniką ir negalėjo jie susijungti. Ir dar įdomus dalykas, kad pradžia pasidarė kosminio pašto. Jis iš vieno laivo į kitą atvirą erdvę pernešė kosminius laiškus tiem kosmonautam, kuriem kitam laive buvo. Ir vat jisai man dabar išdėjo autografą ant to atviručio, kur su antspaudais kosminiais yra toje atvirutėje. Vieningai tik uždėjusi fotografą ir daugiau kosminių. Turiu gerą kolekciją apie jį. Dar viena ironija gyvenimo. Jis turbūt kaltas, kad ir nepapuolė, nenuskrydo į kosmosą Stankevičius. Jis buvo vadovas Buran programos ir kai jis buvo inžinierius, tai jisai žinojo, kokią riziką pirmą kartą skristi į kosmosą. Ne pirmą kartą žmogui, bet pirmą kartą kosminiam laivui, taip kaip Buranas. Ir jis įrodinėjo visiems ir įrodė, kad pirmas Burano skrydis turi būti be žmogaus. Jeigu jis būtų skrydęs su žmogum, tai būtų Volkas ir Stankevičius skrydę to laivu. Ir jisai pats prisipažino Vilniui, kad jisai įrodė, kad nereikia rizikos, nereikia rizikuoti žmogaus gyvybę, o reikia išbandyti, jisai sukūrė pats techniką visą šitą.
Ir jie sėkmingai išbandė Buraną, bet jisai vienintelis skrydis ir buvo.